Labas rytas Lietuva. Šiandien video bus gan trumpas ir jis bus apie Euro futbolo čempionatą. Apie tai, kodėl anglai visada tikisi laimėti, nors niekad nieko gero, ypač gero nėra pasiekę. Taip pat vienas svarbus dalykas, jeigu žiūrit šitą video per Facebooką, pamatysit originalų video, kaip jis ir turėjo būti. Jeigu žiūrit per YouTube'ą, vadinasi, nepamatysite vienos dalies, 10 sekundžių dalies, kurią teko išimti, nes dėl jos gavau copyright claim. Tai reiškia, kad praradau kai kurias teisės ir kai kurių dalykų nebegaliu daryti su savo YouTube kanalu, bent laikinai. Disputinau, savame suprantama, bet daugiau apie visą tą papasakosiu penktadienį, kai padarysiu dar vieną video, didesnį video apie kaip pasikeitė pastaruoju metu copyright nuostatos YouTube ir panašus dalykai. Dabar žiūrėkit video ir tikiuosi jums patiks. Labas rytas Lietuva. Šiandien kalbėsime apie Euro 2016 ir kodėl visi anglai tikisi šį kartą šį turnyrą laimėti, nors visi puikiai suprantame, kad taip ko gero nebus. Europos futbolo čempionatas vyksta kas 4 metus ir pirmą kartą jis buvo rengtas Prancūzijoje. Tuo metu Anglija nedalyvavo, nes tiesiog nusprendė nepateikti paraiškos, o kitais metais, po 4 metų, jie tiesiog nepateko į turnyrą, nesugebėjo kvalifikuotis. Geriausi Anglijos rezultatai buvo 1968 metais, kai jie užėmė 3. vietą, ir 96 metais jie pusfinalyje pralaimėjo baudinių seriją Vokietijai. Didžiausias Anglijos futbolo pasiekimas buvo 1966 metais FIFA pasaulio taurėje. Jie nugalėjo vakarų Vokietiją rezultatu 4-2. Nors tai buvo daugiau nei prieš 50 metų, anglai iki šiol apie tai šneka vos ne kiekvieną dieną ir tai yra viena iš didžiausių švenčių. Reiti, kas nors kalba apie Anglijos futbolą, jie būtinai paminės 1966. Nors jie to nesupranta, jiems neįtinka. Jiems svarbu, kad jie laimėjo ir nesvarbu, kad tai buvo prieš daugiau nei 50 metų. Lietuviai į Euro 2016 nepateko. Jie savo grupėje nugalėjo tik tai San Mariną ir surinko lygiai tiek pat taškų kaip ir estai, bet vis tiek likome žemiau estų, nes mūsų santykiai nebuvo tokie geri. Įvarčių ir paleistų. Įvarčių skaičius. Ne šiaip santykiai su estais, o įvarčiai. Taip. Anglai šiais metais padarė tai, ką yra pavykę Euro istorijoje tik tai 6 komandoms. Tai yra sužaisti absoliučiai idealias grupės varžybas. Jie nepralaimėjo grupėje ne vienų varžybų ir laimėjo 10 varžybų iš 10 galimų. Tai sugebėjo pasiekti tik dar 5 kitos šalis. Ir būtent dėl to anglai labai nuoširdžiai tikisi, kad sugebės laimėti šį Euro turnyrą, nors kritikai ir lošimo namai mano atvirkščiai, jie tikrai neduoda anglams per daug šansų. Šiais metais už dalyvavimą kiekviena šalis gaus po bent 8 milijonus ir už finalo laimėjimą manoma gauti irgi 8 milijonų. Didžiausia suma, kokią komanda gali gauti per šį turnyrą, būtų 27 milijonai eurų. Pagrindinis dalykas, kas pasikeitė šių metų Europos turnyre, tai yra tai, kad šiais metais dalyvauja 24 komandos, o ne kaip buvo įprasta 16. Tai bus įdomiaus žiūrovams, tai bus didesnis turnyras, daugiau varžybų. Ir nuo to turėtų laimėti visi. Tiek mes žiūrovai, nes pamatysime daugiau varžybų, tiek reklamos agentūros, nes jie sugebės užsidirbti daug daugiau pinigų. Pačios sėkmingiausios šalis Europos taurės istorijoje yra Vokietija ir Ispanija. Jos šį turnyrą laimėjo jau po 3 kartus. Prancūzija šiais metais yra nusiteikusi labai pozityviai. Būtent dėl to, kad pastaruosius 2 kartus, kai turnyras vyko Prancūzijoje, jie sugebėjo jį laimėti. Gal ir šį kartą jiems pavyks. Yra vienintelė komanda, kuri per visą istoriją, jeigu rengia turnyrą namuose, tik tai Portugalija pralaimėjo finale graikams. O šiaip, jeigu komanda organizuoja ir savo namuose turi turnyrą, ir jeigu patenka į finalą, jie visada laimi. Gal tai bus 3 kartas, kai Prancūzija laimės turnyrą ir jį prilygs Ispanijai ir Vokietijai? Sužinosim po mėnesio. Netgi 5 komandos pirmą kartą užsitikrino teisę dalyvauti Europos turnyre. Viena iš tų priežasčių, kaip ir minėjau, kad vietoj 16 komandų šiais metais varžysis netgi 24. Tokios šalys kaip Albanija, Islandija, Šiaurės Airija, Slovakija ir Velsai, jie pirmą kartą užsitikrino galimybę dalyvauti šiame turnyre. Aš tikiuosi, kad jie labai laimingi ir aš labai liūdnas, kad lietuviai nepateko. Nors šansų ir neturėjom daug, bet vis tiek gaila. Apydna. Vienas iš geriausių būdų sužinoti, kas laimės, arba kas turi didžiausius šansus laimėti, tai yra eiti į lažybų punktus ir pasižiūrėti, kokius rezultatus jie duoda, kokius koeficientus duoda. Anot lažybų punktų, didžiausią šansą turi laimėti būtent Prancūzija. Ar tai bus? Sužinosim. Vienas iš mano mėgstamiausių dalykų apie šį turnyrą, tai yra oficiali turnyro daina. Tai yra David Guettos daina, kurią jas atliko per atidarymo ceremoniją ir panašiai, ir jas, ko gero, visi esate ją girdėję, bet man daug labiau patiko šita.
turnyro atidarymo versija. Nors Anglija ir neturi daug šansų laimėti, bet kiekvieną kartą, kai Anglija žaidžia, čia viskas sustoja. Londone ir visose kitose miestuose viskas sustoja. Žmonės nebedirba, visi įsijungia varžybas, arba eina į barus vidury darbo, arba daro viską, ką tik gali, kad tik pasižiūrėtų varžybas. Tai yra kaip ir mum. Jiems futbolas savaime suprantama, kaip ir mum krepšinis yra religija. Tai yra šventas dalykas, kurį būtina žiūrėti, nes jeigu nepažiūrėsi varžybų, tu visą savaitę neturėsi su draugais, giminaičiais arba šiaip žmonėmis susitikęs apie ką kalbėti. Dabar užtenka pažiūrėti varžybas ir tu gali prieiti prie bet kokio žmogaus, kuris irgi yra matęs varžybas savaime suprantama, ir iškart rasit bendrą kalbą ir iškart būsit geriausiais draugais. Labai paprasta. Galiu pasakyti tik tiek, kad nuoširdžiai tikiuosi, kad turnyras bus labai geras. Labai tikiuosi, kad turnyras bus labai saugus, nes buvo jau porą išgąsdinimų dėl teroristinių išpuolių ir panašių dalykų, bet tikėkime, kad viskas baigsis geruoju ir kad įvarčių bus daug gražaus žaidimo ir kad labai tikiuosi, kad finalas bus labai gražus. Šiandien tiek, dėkui, kad žiūrėjot, jeigu patiko, paspauskit laiką, jeigu dar labiau patiko, jeigu patinka šie video, spauskit subscribe mygtuką, tikrai padėtų ir būčiau jums labai dėkingas, taip kad šiandien tiek. Dėkui ir iki kito karto.